Parodysiu du labai gerus mazgus, kuriais pririšite valą prie suktuko. Pradėkime nuo pirmo mazgo. Laisvą pinto valo ar bet kokio kito valo galą prakiškite pro suktuko auselę ir suformuokite štai tokią atgalinę kilpą. Tuomet laisvo valo galą reikės prakišti pro susiformavusią kilpą 4-5 kartus. Prieš užveržiant šį mazgą jį reikėtų sudrėkinti, kad valas mažiau kaistų. Čia ypač aktualu fluorokarbonui arba monovalui. Sudrėkinam ir užveržiam mazgą. Dabar traukime, kaip parodyta, kad mazgą nuslinkti prie suktuko. Ir galutinai viską užtempiame. Nukerpame nereikalingą galiuką. Mazgas paruoštas. Dabar parodysiu antrą mazgą, jį naudoju dažniausiai. Imam valo galą, suformuojam kilpą ir darom iš tos kilpos paprastą mazgą. Štai, mazgas padarytas. O dabar padarykime dar vieną prakišimą, kad padarytume dvigubą mazgą. Viskas, lieka sudrėkinti mazgą ir užveržti. Dvigubas prakišimas reikalingas dėl to, kad mazgas nesislankiotų. Kai pasidarėme tokią kilpą valo gale, galime prisitvirtinti jos pagalba tiek suktuką, tiek segtuką ar dar kažką kito. Tai daroma štai taip. Kišam kilpą į auselę ir prakišam suktuką į tą kilpą. Tuomet viską užveržėme. Atkreipkite dėmesį, kur užsikabino mano valas. Jis neužsiveržė iki galo, bet būtent tai palikti aš mėgstu, nes nesunkiai galima nuimti tokiu būdu suktuką. Manau, daugelis žvejų to nedaro, bet tai nuostabus triukas. Jei norite užveržti iki galo mazgą, tuomet darome taip. Neišvyno visiems.